Dzūkijos nacionalinėme parke yra tiek daug gražių dalykų, kad nepamatyti jo, tai būtų tiesiog nuodėmė. Todėl kviečiame jūs susipažinti su nacionaliniu parku įvairiais metų laikais. Pavasariškas Skroblaus slėnis, Kapiniškių kaimo pirkios, klonai ir pirtys. Dangaus ir upelių šviesą atkartoja lieknųjų plukių balti žiedai. Niekur nėra tiek daug šių šventiškų gėlių kaip čia, Kapiniškių kalvose. Jono Svirnelio gandras įsikūrė naujame lizde Juodalksnio viršūnėje. Aplink pelkės ir miškai. Žaltys Šilinių dzūkų kaimuose dažnas gyventojas ir niekas čia jo nebijo. Dzūkijos nacionalinis parkas – upių, upelių, upokšnių ir šaltinių parkas. Upių slėniuose didžiausia gyvybės įvairovė. Entomologai čia surado daug retų pietietiškų drugių, kurių niekur kitur Lietuvoje nėra. Nemažiau kaip 150 rūšių paukščių gyvena parko miškuose. Subartonių ąžuolynas. Čia slepiasi juodasis gandras, čia auga gyvatšakė eglė, labai reta paprastosios eglės forma. Čia žydi paprastieji sinavadai, miškinės lelijos. O prie Vincuko ąžuolo pražydo miškinė septynytė. Pietvakarinėme parko pakrašty, netoli Liškiavos, pietinėme šlaite prie Ulioko ravo pražydo smaliukė. Šitokias stačiašlaitės griovas geografai vadina erozinėmis raguvomis. Tų raguvų šioje Nemuno vidurupio atkarpoje yra labai daug ir būtent čia slepiasi pirmykštis augalijos pasaulio grožis. Iš kitos Ulioko ravo atšakos atbėga upelis. Žemyn, žemyn į Nemuną. Šuorutis greta Marės Sadauskienės Žeimių vienkiemyje, ravinčios piktžolės savo lauke. Dzūkijos nacionalinis parkas tuo ir įdomus, kad čia labai tampriai susijusi gamta su žmogumi. Čia jūs galite pamatyti žmonės, kurie gyvena tą patį gyvenimo būdą kaip ir prieš daugelį šimtų metų. Ir visą tai jūs galite pamatyti ne tik tai tarp šių sienų, šitame muziejuje, bet visame nacionalinėme parke. Julius Kvaraciejus iš Jonionių kaimo, žvejys profesionalas. Tvirtas ir reiklus senasis luotas, paklūsta tik šeimininko irklui. Primena archaišką, nueinantį į praeitį žuklavimą. Iššukuoti ir suverpti linai į Stasės Vitkauskienės pirkę Zakavolių kaime sugrąžina rudens raštus ir vasaros spalvas. Neblunka nuo saulės ryškiaspalviai audiniai, jie ilgaamžiai kaip žiogrinė eklišakių tvora prie Laujos ežero. Kitame Laujos ežero krante Vlado Vitkausko kadagys.
Audimo mokyklos veikė Merkinėje ir Marcinkonyse, nes tose apylinkėse išliko daugiausia senųjų audėjų. Stasė Vitkauskienė moko jaunas audėjas atskleisti savuosius talentus. Turbūt pačiam reikia atsisėsti prie staklių, kad sužinotum, ką jaučia audėja. Marcinkoniškis Arvydas Norkūnas turbūt skaitė didžiojo meistro ir keliautojo Rokvelo Kento dienoraštį. Kokia laimė pačiam padirbti naują daiktą savo rankomis nuo pradžios iki galo. Mančiagirės kaime prie Srauniosios Ūlos išliko Malvinos Česnulienės sodai, kokių ji dabar nebedaro. Jie saugomi etnografinėje, talentingiausio Dainavos krašto dailidės Tomo Miškinio pirkioje. Malvinos Česnulienės sodai surišti iš rinktinių gelstančių rugių šiaudų, šiame pasakorių meistrų, dailidžių ir grybautojų krašte didžiausias stebuklas. Zervynų kaime eigulys Algis Svirnelis išsiruošė į tolimą girią. Drevinį avilį laukinėms bitėms veža. Pravažiuos pro senasias draves, kuriuose jau deja bičių nėra. Visame mūsų parke liko tik 2 gyvos dravės, kur laukinis medus kvepia. Marcinkoniškis Juozas Miškinis rodo, kaip į dravę įkopti geiniu. Virvės, kabliai, suolelis – tai yra geinis, sudėtingas senovinis prietaisas aukštai prie laukinių bičių kopti. Parke yra 80 gamtos paminklų, didžiausia jų dalis – senosios dravės. Spalvingų žolynų, kalvų krašte Merkinėje Laimos Saviščevienės rišamos verbos pakartoja gamtos kūrinius. Mažasis Giedrius gal po daugelio metų prisimins, kaip mama rišo verbą. Keramiko Petro Pretkelio dirbtuvė Zakavoliuose. Čia atgimė užmirštoji juodoji keramika. Jaunoji karta atgaivino tradicinį šių kraštų amatą. Prisiminkim Friedricho Šelingo mintį. Nėra negyvos gamtos ir uola gyva. Molis čia tikrai gyvas. Paklūsta kūrėjo meniniai individualybei. Juodosios keramikos degimas ypatingas. 2 paras trokšta dūmuose molio kūriniai. Dervingų malkų dūmai nudažo juodai. Maksimonių kaime Džiugas Petraitis ruošia parodai savo ir mamos darbus. Keramikės Elvyros Petraitienės pirkia ir gyvenimas, ir dirbtuvės, ir muziejus. Čia prasidėjo šeimos kūrybinis kelias.
skulptorius Saulius Indrašius universalus kūrėjas. Jam paklūsta medis, molis, varis. Parodą jis gali surengti savo sodybos kieme ant žolyno ir Prancūzijos parodų salėse. Keramikės Rūtos Indrašiūtės moliniai žirgai, ožiai ir avinai išėjo pasivaikščioti prie Balažerio. Net 12 mūsų parko kaimų etnografiniai draustiniai. Etnografinėme Zervynų kaime po dienos darbų renkasi moterys į gegužinės pamaldas. Vargonininkas, tapytojas ir dievdirbys, suvalkietis Jonas Grigoravičius su žmona Kleofa pusę amžiaus gyvena Merkinėje. Mano tėviškai. Kiekvienais metais rugpjūčio viduryje Merkinės krašto žmonės susirenka į Švento Roko atlaidus. Merkinės jaunimas šoka ne tik Merkinės gyventojams ir svečiams. Jie parodo lietuviškus šokius ir užsienyje. Margionių klojimo teatras specialus ir tikriausiai vienintelis tokios paskirties statinys Lietuvoje. Statė nacionalinio parko eiguliai ir miško darbininkai, o dabar čia vaidina Margionių artistai, atvažiuoja parko ir rajono etnografiniai ansambliai. Baltikos festivalio dalyviai ne pirmieji užsieniečiai apsilankę Margionyse. Mūsų etnografės Onutės Drobelienės svajonė išsipildė. Muziejus atvėrė duris pirmiesiems svečiams.
marcinkoniškių audio darbai ir audiniai neslepiami nuo festivalio dalyvių. Išsipuošusi Baltika ateina į mūsų kaimus. Baltikos festivalio pabaiga prie Kastinio ežero. Čia koncertavo svečiai iš 5 užsienio šalių. Čia susirinko ir nacionalinio parko etnografiniai ansambliai. Iš Žiūrų, Zervynų, Vočių, Mardėnų ir Marcinkonių. Lauksim naujų susitikimų. Dzūkijos nacionalinio parko informacijos centre Merkinėje Algimantas Černiauskas svetingai sutinka Lietuvos ir užsienio svečius. Visi, kas atvyksta į Merkinę, sužino apie įdomiausias gamtinės ir etnokultūrinės lankytinas vietas. Čia laukiami visi, norintys susipažinti su Dzūkija. Ir kai ateina vaikai, aš jiem leidžiu nekartoti patiems. Ir labai sakai, nori padovanoti, kad jie nepadovanoti. Tai reiškia, aš nieko negaliu padovanoti. Į savo laiką. Ačiū. Sraunūs, šalti ir skaidrūs nacionalinio parko upeliai vilioja poilsiautojus. Ūla nuo Zervynų iki Paulių ir Merkys iki Nemuno gražiausios vandens turistų trasos. Tokios stichijos ir ieško slalomo mėgėjai. Tarp miškų, prie Grūdos ir Merkio upių, kasdieninių darbų įvairovė. Toks dzūko gyvenimas. Liškiavio ežeras nacionalinio parko pietvakarinėme pakraštyje. Mūsų parke yra 46 didesni ir mažesni ežerai. Iš Liškiavio ištekantis Krūčius įpuola į Nemuną prie Liškiavos. Mitologinis akmuo su jaučio pėda, kraštovaizdis, vilioja turistus iš Druskininkų kasdien atplaukiančius garlaiviu. Susitarus su Nemunaičio oreivių klubo prezidentu Gintaru Šurkumi, į Panemunės Dzūkiją galima pasižvalgyti iš paukščio skrydžio. Nesunku surasti mūsų parką pietinėje Lietuvos dalyje. Čia susikerta tarptautiniai keliai, vedantys Berlyno ir Gardino kryptimis. Koplyčia Merkinės kryžių kalnelyje. Pasislėpusi tarp Šilų prie Nemuno, ji yra paminklas partizanams, kovojusiems prieš sovietinę okupaciją. Dzūkijos nacionalinio parko plotas 55 000 hektarų, kur 80 nuošimčių teritorijos yra miškai, 90 nuošimčių miškų pušynai.
Legendinis Gilšės ežeras žinomas iš lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės kūrybos. Jaunystėje išvaikščioti takai aprašyti Dainavos krašto legendose ir padavimuose. Ruduo ateina į mūsų kaimus, kurių parko teritorija yra 79. Gyvena čia 4000 gyventojų ir vienam žmogui tenka 25 hektarai miško. Prie Lynežerio esantis Aklalio ežerėlis įdomus mūsų botanikams pakrančių augalija. Viena iš 200 šiuose miškuose augančių valgomų grybų rūšių – raudonikiai, dzūkų vadinami varnėkais. Prie Mančiagirės kaimo skaidrus kanjoninis upeliukas iš Rūginės, įtekantis į Ūlą. Dzūkijos nacionalinio parko kaimynas, kurio plotas 10 000 hektarų. Tai didžiausia Lietuvoje aukštapelkė, kurios saugomas spanguolės, reti augalai, nykstantys paukščiai. Pirmykštė giria. Čia viskas turi būti taip, kaip pati gamta kuria ir kaip naikina. Lietuvių tautos žadintojas Jonas Basanavičius kvietė: kopkite žmonės į Piliakalnius, tai pamatysite Lietuvą.